Aš noriu pasveikinti atvykusius visus į rengiamą Telšiuose Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo turnyrą ir trumpai noriu palinkėti visiems geros sėkmės. Su varžytoju supažindins treneris. Kol kas dabar yra 27 vyrai, mažesnieji vaikai žais atskirai. Mažesnių vaikų yra 2 pogrupiai. Gal aš mažieji žais dabar kol kas prie vieno stalo. A pogrupis Lukas Rimkus, Domantė Aukštaitytė, Dominykas Monstis, Agnė Eitutavičiūtė, Dovydas Savickis ir Tadas Vaičaitis. B pogrupis Lukas Aukštakis, norime 8 pogrupius. Iš pogrupio papuls po 2 į 16-tuką. 8. Ten ar po 3, po 2, o kas nepateks į pirmą 2 minusų sistemą su visų vietų išaiškint. Susidarys irgi 2 minusų sistemas su 1, 2, 3 vietos išaiškint. Kol kas dabar kiti pradedat, dar galite apšilinėti, kol surašysiu pogrupius. Suskėlis kamuolės, aš nesuprantu, suskėlusias kamuolės nori. Mes tam Pradėsim apdovanojimus gal nuo pagodos turnyro. Pagodos turnyre dalyvavo 8 žmonės. 3 vietą iškovojo. Antrąją vietą pagodos turnyre laimėjo Gražvydas Kurpininkas.
Vytas ir Ankong diplomais, medaliais bei piniginiais prizais, kuriuos įsteigė firma Robidoga, Tomas Liūdis. Antrąją vietą mažųjų tarpų iškovojo Noris Gustys. Ir mažojo turnyro nugalėtojų tapo Lukas Rinkus iš Raseinių. Kadangi mergaitės ir berniukai žaidė bendrai, bet mes išskyrėm ir mergaitės atskirai. Pirmąją vietą iškovojo Domantė Aukštakytė. Išėjo nebėra antrą vietą Gabrielė Žukutė, trečią Agnė Eitutavičiūtė. Ir šio turnyro Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti prizininkai. Trečioji vieta Jonas Kniūras. Piniginiai prizai, diplomai, medaliai. Antroji vieta Paulius Keinys. 50 litų. Diplomas. Rekreacijos centro auklėtinis Laurynas Volstis. Ne, taip pasakiau, kad nebuvo. Nebėra. Baimė. Mergeras.